Oi žemužė, oi žema, mes einame lesyklėlę kabinti. Čia pasimė maisto paukšteliam. Vakar lesyklėlę sukalė Olegas su Elija vakare. O čia mes kabinome kažkur gal prieš kokius 3-4 metus ir dar iki šiandienos kabo buvom dvi pakabinę, vieną popierinę tokią lesyklėlę, tai jos jau nebėra. Ir kitą tokią. Oi. Bet šį kartą mes pakabinsime jau kitokią. Štai tokį obuolį Rojus pagamino, jį galima pasikabinti ant eglų. Ir dar tokius 2 lapus sakė, obuolio obels. Norime padėkoti mūsų žiūrovei Kristinai už siuntinuką. Tai jau matyti jos gal 4. siuntinukas mūsų šeimai. Su dovanėlėmis. Labai ačiū Kristinai iš Klaipėdos. Štai tiek įvairių dovanėlių. Ir dar visa dėžutė drabužių įvairiausių. Dar kartą ačiū Kristinai mūsų žiūrovei. Štai tokia suknelė Elijai. O mes su tėja buvome nuėję nusipirkti savo žieminių batų. Nupirkau tėjai batus, štai tokius, jinai labai jų norėjo, žiūrėkit kokie. Faini. Ir toks lūpų blizgis, balzamas. Einant namo, tėja sako, mama, nupirka nors kioske skanaus, tai mes nusipirkome hotdogų. Štai dabar mūsų šeima valgys hotdogus. Na, aš nusipirkau savo štai tokius batus. Aš jau buvau šiai žiemai pirkusi batus, bet jie patiko Alicai ir aš juos padovanojau Alicai ir teko savo nusipirkti vėl kitus. Ir štai tokias pirštinės nusipirkau. Žiemai kaip reikiant pasiruošus. Na ir Alicija nori pasižiūrėti, ką jai perdavė krikšto tėvai naujųjų metų proga. Ačiū krikšto tėveliam ir jį dabar pasižiūrės. Veidui diskai tokie kosmetinė, atidaryk pasižiūrėk. Štai tokia kosmetinė. Ir dar viena paletė šešėlių. Ir dar viena šešėlių paletė. Tokį senatvės užteks. Ten dar yra, pasižiūrėk, čia man atrodo treningas. Aha, čia treningas, kelnes ir džemperis. Nebeišvers taip parodysiu. Kvepaliukai. Tu matei nors pati paveiksliuką? Jo, mergaitė.
Pyragas vaflių. Megztukas. Kojinės. Čia jau turbūt krikšto mama mezgė. Ir saldumynų visas maišas. Ir striukytė.